Sveiki! Šiandien kalbėsiu apie vieną iš internetinės reklamos rūšių – virusinę reklamą. Pirmiausia, reiktų išsiaiškinti, ką reiškia pats pavadinimas. Žodis virusinė pažymi tai, kad žinutė plinta kaip virusas ir kiekvienas vartotojas yra šios žinutės ir gavėjas, ir nešėjas. Virusinė rinkodara literatūroje pirmiausia apibrėžiama kaip elektroniniu paštu perduodama virusinė žinutė vartotojams, neįskaičiuojant jokių kitų visuomenės informavimo būdų. Virusinės reklamos pradžia siejama su pirmąja elektroniniu būdu išplitusia reklaminė žinute, kuri paplito būtent naudojant elektroninį paštą. Staigus elektroninio pašto Hotmail išplitimas yra laikomas virusinės rinkodaros pradžia. Hotmail 1996 metais paleido nemokamo elektroninio pašto paslaugą. Ši kampanija surinko tuo metu didžiausią abonentų skaičių per trumpiausią laikotarpį. Ir būtent tai, jog vartotojai pirmą kartą galėjo turėti nemokamą elektroninį paštą, lėmė Hotmail sėkmę. Kaip jie tai padarė? Labai paprastai. Kiekvieno išsiunčiamo laiško apačioje buvo parašyta viena eilutė: gauk asmeninį nemokamą elektroninį paštą Hotmail.com. Prisijungę vartotojai skleidė žinią draugams ir taip kompanija pritraukė daugybę žmonių. Pagrindiniai virusinių žinučių tipai yra išskiriami 5. Pirmasis – tai šurmulio rinkodara. Tokio tipo žinutės yra stengiamasi sukurti tarp vartotojų diskusiją, ginčus, pateikiant intriguojančią, kontroversišką medžiagą. Kitas tipas – perdavimas toliau. Tai grandininio laiško tipo žinutė. Vartotojas yra skatinamas persiųsti gautą žinutę toliau. Slaptoji rinkodara. Šio tipo žinutėse yra stengiamasi neužsiminti ir neparodyti, jog jos yra susijusios su komerciniais tikslais ar prekyba. Viruso skatinimas. Tokio tipo žinutėse vartotojas yra informuojamas, kad persiuntę žinutę gaus atlygį. Ir paskutinis 5. tipas – tai vartotojo tvarkoma duomenų bazė. Tai duomenų bazės, kuriuose patys vartotojai kuria ir valdo kontaktus, bendrina bei dalinasi informacija. Išpopuliarėjus internetui, vaizdo reklamų pasaulis kardinaliai pasikeitė. Visos didelės įmonės pradėjo investuoti į vadinamųjų virusų kūrimą, kuriuos svetainės YouTube lankytojai persiuntinėja vieni kitiems. Virusinių vaizdo klipų sąvoka iš tikrųjų ir gimė tada, kai atsirado YouTube, tai yra 2005 metais. Žinoma, panašus klipai egzistavo ir anksčiau, tik pamatuoti jų efektyvumą buvo labai sunku, kadangi nebuvo vieningo peržiūros skaičiuojančio mechanizmų. Pirmuoju klipu YouTube svetainėje tapo vieno iš jos įkūrėjo Jakovo Lapickio filmukas Me at the Zoo, sukurtas San Diego zoologijos sode. Per 5 metus jis peržiūrėtas daugiau kaip 3 700 000 kartų. Virusinės reklamos privalumai. Apimama didžiulė auditorija. Virusinės reklamos pagrindinis principas tas, kad ji yra persiuntinėjama žiūrovų savarankiškai, jie dalijamasi tarpusavy. Aukšta kokybė. Kad filmukas būtų patrauklus, turi būti geros kokybės. Pakankamai žema kaina. Investuojama tik į filmuko sukūrimą, o jo platinimu nebesirūpinama. Įdomi ir neįprasta reklama. Kad reklama būtų žiūrima, turi turėti įdomią idėją, kuri pritrauktų žiūrovus. Dabar norėčiau pristatyti 3 labai populiarias virusinės reklamas. Pirmoji reklama yra Volkswagen, sulaukusi daugiau nei 60 milijonų peržiūrų.
Volkswagen reklama, kur mažasis Dartas Vaderis visą dieną namuose bando įrodyti savo galią ir pagaliau naujasis tėčio Volkswagen pasiduoda jo jėgai. Kokia šios reklamos sėkmės formulė? Kūrybiškumas, auditorijų žinojimas ir vienas populiariausių kino filmų blogiukų. Galbūt galima teigti, kad Volkswagen turi gerus marketingistus, nes dar viena reklama, kurią norėčiau parodyti, yra taip pat šios kompanijos. Ši reklama yra sulaukusi daugiau nei 21 milijono peržiūrų. Skirtumas tarp šių reklamų yra tas, kad pirmojoje aiškiai parodomas reklamuojamas objektas, o štai antroji tiesiog intriguoja ir tik pačioje pabaigoje parodomas kompanijos logotipas. Trečioji reklama jau lietuviška. Tai Vytauto reklama, sulaukusi didžiulio susidomėjimo. Angliškoji versija sulaukė daugiau nei 3 milijonų peržiūrų. Ši reklama atnešė kompanijai komercinės naudos. Apie šį produktą sužinojo žmonės iš 94 šalių, o užsakymų sulaukė iš JAV ir Honkongo. Mineralinis vanduo Vytautas, jisai pilnas mineralų, vienam butelį 12 centnerių mineralų, visi jie mažina stresą, taigi būsi ramus kaip belgas, tave žmonės painio su belgu, galėsi gyventi Briuselį ir valgyti jo kopūstus, būsi toks ramus, kad galėsi laukti eilėj 200 valandų, greičiausiai prie kokių nors bilietų, nes tikrai ne poliklinikoj, poliklinikoj tave išbrauks iš sąrašo už nelankymą, nes būsi sveikas kaip ridikas ar agurkėlis, už ridikas sveikesnis 600%, už agurkėlį 450. Žinai kalcį? Nuo kalcio tavo dantis bus tokie stiprus, kad galėsi graužti deimantus. Deimantinius papuošalus kino teatre vietoj popkornų arba gintarus su inkliuzais, jei tau skaniau. Jei galvoji, kad negalėsi deimantų suvirškinti, tai labai klysti. O Vytauto sudėty yra chlorido. Jisai gerina virškinimą. Galėsi suvirškinti ąžuolinę pliauską, šitą kaminą, užsienio valiutą, vilnonį megztinį ar tanko akumuliatorių. Galėsi pasidaryti sumuštinį iš kiaulės ir 2 iPadų. Galėsi susiplauti kokteilį, kokio visada norėjai. Primenu receptą. Stiklinė pieno, 1 bananas, 1 tigras, 1 Bentlis. Vytautas suteikia energijos, nepapildomas kūno dalis. Galėsi perplaukti Nemuną išilgai, net nesustojus pavalgyti, nes užkandžiausi žuvimi, kurią pasigausi plikom rankom. Meškos irgi gaudo žuvį plikom rankom. Tu galėsi plikom rankom gaudyti meškas. O taip pat vapsvas, diskinius pjūklus ir meteoritus. Kaip ta, kur Latvijai kažkada atseit nukrito ir išmušė duobę pievoj. Ha! Tu tokią duobę galėsi išmušti su kumščiu. Su kojo galėsi išmušti va tokią. Vėliau galėsi ją prisipilti vandens, užsiveis banginių, pasistatyti šalia pilį ir čia pavasarot. Čia būtų tavo sodyba, sodyba po velnių. Galėsi čia vasarą baliavot su draugais, su tikrais draugais, ne iš Facebooko. Rytais galėsi gerti Vytautą, nes turbūt norėsis. Mineralinis vanduo Vytautas. Labai sveikas, labai natūralus reikalas. Niekam nepaslaptis, kad informacija internetu plinta žaibišku greičiu bei pasiekia plačią auditoriją.
Taigi norėdami išgarsėti ar išpopuliarinti savo veiklą, mums nebereikia tam didelių investicijų. Tai įgyvendinti padės virusiniai vaizdo klipai ir YouTube. To pavyzdys gali būti lietuvaitė Greta, kuri nufilmuotų savo dainų klipus keldavo į internetą. Šiuo metu jos dainos Not Afraid klipą peržiūrėjo daugiau nei 3,5 milijono žmonių. Būtent YouTube Gretai padėjo atkreipti prodiuserių dėmesį į save. Siūlau pasiklausyti dainos, tapusios lietuviškąja YouTube sensacija. Dabar norėčiau trumpai papasakoti, kaip sukurti gerą klipą virusui. Tokie pat kūrimo principai galioja ir virusinėms reklamoms, nes abiejų tikslai pasiekti kuo platesnę auditoriją. Norint sulaukti milijonų žmonių dėmesio, nepakaks tik nufilmuoti, nors ir meistriškai panoramą nuo savo balkono. Teks gerai pagalvoti, ką ir kaip norite pasakyti savo klipu. Taigi, keletas patarimų. Reklama yra blogis. Net jei ir reklamuojate kažkokį produktą ar orientuojatės į tikslinę auditoriją, visa tai virusinėme klipe turi būti užslėpta. Kuo trumpiau, tuo geriau. Klipas privalo būti trumpas. Internete lankytojų kantrybė sėdėti pasyviai, ką nors žiūrint senka žymiai greičiau, nei sėdint prie televizoriaus. Galų gale kalbama apie didžiulį žiūrovų kiekį, tad pasistengti jiems įtikti neužtrukdami ilgai. Gera pradžia – pusė darbo. Jei pirmosios kelios sekundės nepatraukia žiūrovo, viskas nueis perniek ir susidomėjimas klipu išblės nė nepradėjęs augti. Tad ieškokite kabliuko, kažko, kuo galėtumėte išlaikyti dėmesį nuo pat pradžių. Nepalikite abejingų. Populiariausi klipai nustebina, sujaudina, prajuokina, nuliūdina, suintriguoja. Trumpiau tariant, tai, ką pamato žiūrovas, privalo kažkaip jį paveikti. Kalbant apie mases paveikiančius klipus, tai reiškia apeliavimą į universalias emocijas, dažniausiai juoką. Neatrodykite profesionalūs. Virusinis klipas dažniausiai atrodo taip, lyg būtų sukurtas mėgėjiška kamera, be didelio išankstinio pasiruošimo. Geriau pasiruošti ir viską apgalvoti, tačiau to neparodyti, kaip ir akivaizdžios reklamos atveju. Profesionalumo demonstravimas atstumia, kelia dirbtinumo įspūdį, bet čia bijoti nuoširdumu galiausiai atima dalį žavesio. Žiūrovas – valdovas. Galbūt laikote savo idėją puikia, ilgai dirbote siekdami ją įgyvendinti, tačiau jei neatsižvelgite į lankytojų poreikis, jūsų klipo niekas nenorės žiūrėti. Jei talpinsite klipą YouTube, niekad nepamirškite, kad tai milžiniška interneto bendruomenė su savais interesais, kuriuos pastebėsite dažniausiai peržiūrimų klipų skiltyje. Leiskite kurti ir kitiems. Kaip parodė ankstesni pavyzdžiai, vienas iš klipo sėkmės kertinių akmenų yra galimybė jį pritaikyti kitose kontekstuose. Tai yra žiūrovams keisti, redaguoti, remiksuoti jį, pakeisti idėją arba parodyti ją naujų kampų. Tai yra masinančio potraukio dalis. Galite nebejoti, jog naujuosius variantus peržiūrėję žmonės norės pamatyti ir originalą. Sukurkite ką nors, kam būtų lengva pritaikyti naują muziką ar garsus, pridėkite vaizdo efektus ir panašiai. Virusinė reklama yra patogi dėl savo greito plitimo, plačios auditorijos pasiekimo ir nedidelių kaštų. Tačiau nereikia pamiršti, kad virusinės reklamos, kaip ir visų virusinių klipų esmė, yra originalumas, kūrybiškumas ir patrauklumas. Tai tiek šiandien norėjau papasakoti apie virusinę reklamą. Ačiū už dėmesį.